tiesiog sustojom tokiai sudėtingai vietai pakankamai, kad jums pafilmuoti, kaip iš viršaus atrodo tas vonios. Ir ne čia. Ir sustoję supratom, kad ne čia. Ir dabar išvažiuot gaidys. Tuoj maždaug tokia įkalnė. Čia skardis žemyn. Ir ten labai nedaug iki skardžio toks posūkis. Ir čia dar mašinas atvažinėja ir mums reikia įkalnį įsibėgėti. Ir dar tas priekis stovi. Ta prasme. Nu, Monika. Rankinės į trasą. Oba! Driver 3000. Yra. Stovim, suprantat dabar. Ir galvojom, kad čia reiškia, kad čia reikia bilieto, kad įeiti į miestą. Miestas yra Civita. Nujaučiu, ar čia yra autobusai. Kažkaip. Ai, nu jo, žiūrėk. Ticket to visit Civita. Pitakas. Ai, važiuok autobusą 1,5 euro. Okay. Tai gal galim nusipirkti ir tada čia varom įsidam į autobusą kažkokį. Ir bėgo atgal prie mašinos, nes telefone 1%. Nemačiau. Reik powerbanko. Einam čia va tokią alėją. Ir ta gatvėlė kokį jau 15 minutyčių. Nes visur ZTL ir arčiau privažiuoti negalim. Draudžiama. Tai kažkur va čia atlėkiam. Dabar turėtume eiti per kažkokį tiltą, kurio biškį bijau. Bet Gabriel sakė, lyg tai mūrinis, tai gal visai nieko. Eina sau. Koksai geras. Bilietukai po 5 eurus. Nu, dabar kaip ir atrodo, iš kalno atrodė, kad nėra labai statu. Bet dabar atrodo, kad toks 100% sukilimas taip lengvai pasisportuoti. Bet šiaip jokia mašina ten neužvažiuoja. Paleidėja. Ten čia tik pėsčiųjų tiltas. Aš nesu tikra, bet man atrodo, ten net nebegyvena, manęs griūna viskas. Turim tai, o jeigu mes nugriūsim, tipo, tai jis vieną dieną nebeegzistuos jaučiu? Jaučiu. Liūdėsėlis. Žinai ką, paskaityk įdomių faktų apie šį miestą. Čia Gabriel kiekvieną kartą užduoda tokią užduotį. Tiesiog įdomų faktų apie miestą. Vaizdelis tai žiauriai geras. Nežinau, ar čia matos, bet ten kažkokie namukai. Vienkiemiai. O va čia startuojam iš tokio irgi kalniuko biškį. Ant kalvos viskas. Bet šiaip nesiekai gerai atrodo. Ir žiauriai aukštai viskas. Tiesiog šitam miestelį gyvena tarp 7 ir 16 žmonių. Ta prasme, realiai kelios šeimos kažkokios. Wow! Ir milijonas turistų kasmet aplanko. Dėl to tie tiketai yra. Atsiprašau, kad užstu, bet mes lipom į va taip tiesiai laikant, matot, kaip kyla kopėčios. Kopėčios. Tiltas. Milijonas žmonių apsilanko, tai dėl to su tais bilietais biškai kažkaip bando tą miestelį išlaikyti gyvą. Ir pastatytas ant kažkokios vulkaninės kilmės akmenų, masės kažkokios, kuri tiesiog biškį byra. Ir yra miesto dalių, kurios jau yra nubyrėjusios ir nukritusios. Įdomus pasirinkimas buvo pasakoti einant į kalną. Jo, ne pats mano protingiausias momentas.
Galėjau užlipti ir papasakot, bet ne. Karšta, ne? Gera. Gera, pavėsi ir skersvėje. Nu, kažkaip labai sunku. Ar čia, kad prisikalbėjau? Ar kad čia vakarą alaus atsigėriau? Bet kažkaip taip sunkiai užlipau. Gal, kad pietų dar nevalgėm. O ir dar pietų nevalgėm nieko. Tai aš negaliu. Be maisto man biški sunkiai funkcionuojas. Sakom, gal bandom sumuštiniu. O Dieve, kaip gražu. Čia sumuštininė. Eina savo. Žiauriai gerai. Čia duris į niekur turbūt, ne? Jau gal kur nukrito kažkas. Sakė, nu, Gabrielė žiūrėjo, kad per vasarą, aišku, čia ir B&B dar biškai yra visokių viešbutukų. Bet iš esmės, kur jie? Kur tie žmonės įsitaisė ir nes viskas čia taip atrodo, arba restoranai, arba kažkur, bet matyt, nu va čia, žiūrėk, užuolaidė, ai, nors ne, restoranas irgi. O čia, galvojau gal, bet kėdutės išstatytos, tai... Tai ir kambariai panašiai. A, ir kambariai? Nu, tai va. Tai būtų faina pamatyti kokį, kažkaip identifikuoti, kur žmogus gyvena. Man atrodo, tas senukas. Senukas? Buvo senukas jo išlindęs vienas. Va, ten palendam. Va, gal čia gyvena kažkas. Kažkoks rankšluostis. Padžiautas. O čia, sakom, užtverti, tai gal rimtai ten nutrupėję kraštai kažkokie. Pažiūrėkit. Gali būti, kad čia jau per pavojingai eiti. Nu. Kažkokių tokių užtverimų visai nemažai. Bet šiaip toksai jau gamtos miestas labai. Žiauriai viskas apžėlė visur. Gėlynai. Nu gal ir anksčiau buvo, bet namai va taip irgi. Važinėja oro, net ir žapai gerai. Na, tai gerai gyvena. Bet labai labai gražu. Nors fotkinkis ant kiekvieno kampo. Kaip man tą įvertinkit? Labai gerai. Šitam fonį įvertink? Labai patinka. Kiek balų? Palauk, nufotkyti to padarysiu. Kiek balų? 1100% balų. Ar jūs juokaujat? Tiesiog tepalai vėl. Vėl tepalai. Aš taip vaikščiau visą laiką. Kiek gali būti tepalų visur? Aš nesuprantu, kas daros. Čia. Vieną randu įvairiuose vietose. Tai va kaip jie čia atvažiuoja, turbūt. Mačiau porą žmonių taip atvežė. Tai va su tokiais keliauja po šitą miestelį ir į miestelį matyt. Logiška. Arba su Vespom. Tuo tiltuko. Prie pat kraščiuko. Lizdelis va toks. Žiūrėk, tenais gatas Salvahė, Kur? Pasion, matem. Jo. Gata Salvahė. Na. Tara. Dar turėtų per Mauricijus parlikti nuo kalnų ant juodo žirgo. Šiaip tie kraštai, tai tokie miestelį, tos visos olos, tai tokie. Jie byra, nes tas akmuo labai minkštas yra šiaip. Skaičiau. Kaži, po kiek metų sugrius? Ar išgyvensim ar ne? Ar jau tik tai antros, trečios kartos žmonėm nuo mūsų sugrius? Taip jau maždaug lieka kaip ir milimetras vietos gal. Nu jo pasakysiu. Man atrodo,
atrodė, kad pravažiavo 20 cm nuo Man manęs. atrodo, kad ant kojas užvažiuoju. Man irgi. Bet aš tai pasakysiu, kad mašina tai greitosios pagalbos, ta prasme, kryžiais užlipdyta, bet vežioja tai ledų šaldytuvus Ledų. ir viską, ko netingi. Žmonės kažkas prieš tai atvežė ir važinėjo. Taip, O kur kryžys užlipdyta? Mašina? taip, emergencija parašyta gal kažką ir raudonas, nu tipo greitosios kryžius. O ką tu norėjai pasakyti, žmogus? Nu tai, kad čia šiaip turėtų žmonės ligonius vežioti, o ne A, šaldytuvus jo. ledų gal. Jo. Nu, bet matyt, atlieka dvigubą funkciją. Ir žmonėm, jeigu ką, emergency, šitas keturatis ir ledam. Čia vadinasi maždaug sveiki sugrįžę į parkingą. Jo, labai nice, gerai. Tai dar jaučiu arba nešnekės angliškai, kai paprašysim traukti. Aišku, čia net nežinau, kaip patraukti, nes rato tiesiog nėra ant tos mašinos. Tai net neišeina prašyti patraukti. Bet arba nešnekės angliškai, arba sakys, tai čia normaliai, galim išvažiuoti. Kas yra? Tiesiog va. Nu taip. Nu, vat. Biški atgal, tipo, čia negalima buvo pasistatyti tos mašinos, reikėjo būtinai va čia. Nu, tipo. Čia servisiukas Lajanturko dabar. Ką čia reiškia? Nu, tai vat. Puikia vieta pasiremontuota, ne? Va. 5 minutės nuo Monikos grįžimo užtruko. Šiaip tai greitai. Nu tai jaučiu krapštės jau kažkiek laiko. Tavasi, tu juokauji. Monika iš tolo kažkaip pamatė gatvę kokio statumo. Kur? Ai. Tokia ilgesnė stotis. Paprasme, jūs nebesvaikėt. Čia mes užvažiuosim, tipo. Dar vis noriu važiuoti. Negalima fūrom ir autobusam. Bet tai kemperiai užrieda kažkaip. Nu. 18% įkalnė. Jau įsibėgėk, gal žinau. Paprasme, tu juokauji, aš jau nėra tekę važiuoti. Manau, yra tekę, tik nebuvo parašyta. Turbina pagavus max, įsibėgėjom. Kai turbina nepagauna, tai labai sunku užvažiuoti, bet kai pagauna, tai viskas normaliai. Va. Turbo diesel infusion. Bet tai tu juokauji. Pučiam normaliai. Va, ir kam tai serpantinai iš tikrųjų, o ne? Bet 18% įkalė. Tu pažiūrėk, kaip stačiai. Dar vis pučiam. Eik tu šiek, gablė, tarsi eik tu šiek. Gerai, kad įsibėgėjom. Man irgi žiauriai gula skauda. Mikra sako, kiek tu mane droši. Žemėja garsas, gerai, kad jau pabaiga. Pasitraukit visi, mums reikia užlipti virš. Pagesom ar ne? Ne. Eik tu. Smirdim biški, man atrodo. Kas buvo? Smirdim. Smirdim. Biškis Talasne. jaučiu tiesiog stabdžiai, nes ant rankinio išvažiavom, kaladėlės viskai prikaito. Nes kai ant rankinio išvažinėjai, balti dūmai buvo, biški, mačiau. Wow.
Ta prasme, bet man netraukė. Aš mačiau. Ta prasme, tiesiog mašina nevažiavo. Aš galvoju, kad mes atgal turėsim pradėti riedėti. Ta prasme, aš ant šito viso miesto. Kas jiem yra visiems? Kas per šūdą? Kodėl čia turėtų į liniją būti žmonių? Tu matei? Ir susitos mašinos buvo. Mačiau. Dabar nėra nei jokios linijos. Čia šiaip turėtų būti pirmenybė tiem, kurie atvažiuoja iš... Jis mums sudegė kaladėlį. Na, kad nes. Tu smirda, žiauri kaladėlį. Smirda. Man reikia, žinai ką? Nu. Biški sustot normaliosniai vietoj tiesiog. Biški atpalaiduot mašiną. Biški pasistumdėm čia, kad nebūtų subinėję ant kelio ir pasivertėm šitą ženklą. Tai tiesiog mūsų sėkmė. Šiandien absoliučiai tiesiog šitas kelias yra uždarytas. Aš nežinau, kodėl jie visi čia važiuoja. Gal rezidentam kažkokios išimtis, bet šiaip uždarytas. O čia vienpusė šiaip yra? Tiesiog jo, išsivertėm šitą ženklą ir yra uždaryta. Šiandien nuo 2 dienos iki 10 vakaro. Dar vėsinam kaladėlės dabar biški. Dar vis dvokia kaladėlės. Jo, vėsinam biški dar smirda. Ir kai jau nebesmirdės, tai tada leisimės žemyn, aišku, vėsinam, nes leidžianti žemyn kaladėlių ir diskų irgi reikia. Ta prasme, kas per šūdas čia buvo? Aš galvau, pirmą sykį neįkopė mikras. Ta prasme, vien dėl to, kad mes sustojom iki pat. Kad mes sustojom, o ir malai negalėjo atleisti. Mes tiesiog va čia, va to įkalnį, kur tas bambalys dabar maždaug sustojom, o va čia buvo tipo kamštis, eilė tiesiog sustojusi mašina. Ir šiaip va jos nesustoja ir mes būtume puikiausiai savo įvažiavę. Bet tiesiog reikėjo sustoti to įkalnį. Ir tipo ir pirmą kartą pagesai, nepagesai. Nepagesu, Monika, bet tiesiog jau jautėm, kad jau gesim ir užtraukėm į rankinį ir tas rankinį išvažinėjo, bet gazu ant pirmos buvo dugnas, ir mes vos nestovim vietoj. Nu, čiut ištraukiam, čiut. Tai... Nežinok, čia viskas čia yra tikrai, žinok, paskutinis. Per to momentą. O tu filmavai? Mhm. Čia, žinok, paskutinis. Aš nuoširdžiai galvojau, kad mes sustosim ir galvoju, aš jau tiesiog mačiau vaizdą akyse, kaip aš išlipu ir prašau mašinų už mus apsilenkti. Einu dar toliau, kokį trikampį pastatau, nežinau, kad mes galėtume, einu pirmą žemyn kalno, mojuoju visiems, kad tipo atsargiai, nes mes atbuliniu leidžiamės nuo to kalno. Aš jau mačiau va šitą vaizdą. Aš nesuprantu, kaip tie kemperiai seniai čia į šitą įvažiavo, arba čia mes vėl kažkokį gaidį kelią pagavom. Na ne, normalus čia kelias. Kodėl taip neužkopiam? Aš rankinė nebuvo, kad laikiau belikiek kažkiek prilaikiau, taip, bet nebuvo, kad belikiek laikiau. Ir mes tiesiog neužkopiam. Žiauru. Gal čiupuosim grįžę. Wow, buvo baisu. Gerai. Leidžiamės jaučiu, ne? Beveik nebesmirda. Prikepė, tikrai žinau. Beveik nebesmirda. Smirda dar labai? Ką, gal dar reikia pastovėti, Gabi? Nu, nestovėk gal čia jau dabar. Ar pastovim? Tai yra šiaip stop ženklas, kad neblokuotų sankryžos. O mums tiesiog buvo... Smagus faktas. Ir va čia dabar, kur ta pilka mašina stovėjo mašina. Nu, toks. Jo. Gerai. Čia šiaip yra aikštelė, už kai galim mėgoti gal. Policija dar pravažiuoti.
smirdės, bet geriau smirda tegul. Negu grioviai. Ir toks normalus šiaip kelias dar visai atrodė, žinai. Tai yra normalus, bet tiesiog, kad ten, tai kam tos stopas tenais yra, kad jie nevažiuotų, jau užblokavę tiesiog visą kelią buvo. Taip. Tu matai, kai pravažiavo kitą mašiną ir jie buvo užblokavę, jinai pypsino. Jo. Kad tipo, nu kodėl tu stovi? Jo. Žinai? Kodėl tu stovi vidury kelio? Tu negalima taip. Šiandien padarėm vieną labai protingą dalyką ir vieną labai durną dalyką. Protinga ta, kad nuvažiavom nuo to kelio. Ir durna, kad aš pasirinkau įvažiuoti su 18% įkalnį išėginį. Žinom dabar ir mikro ribas. 18% viskas. 18% viskas gerai, jeigu nereikės sustoti vidury jo. Taip. Pusę metro mašina nuo galo, ta prasme irgi idiotai italai. Jo. Jisai man buvo pusę metro nuo subinės. Wow. Buvom prieš tai jau tie žmonės žaidė fulę. Mes tada pabuvom čia išvažiavom, nuvarėm va ten. Tada grįžom pro ten, nes ten tas uždarytas kelias buvo. Nuvažiavom ten ir dabar grįžtum po valandos su sudegusiais stabdžiais. Dieve. Dar vis smirda šiek tiek, aš pasakysiu. Smirda? Gerai čia bus? Gerai čia bus. Aš gal atgal pavažiu. Kodėl? Kad taip arti tos aikštės, nes šviesas įsijungs, man atrodo, ir bus... Tai gerai bus apšviesta. Ar čia jaunimėlis ratų nedroš? Droš biškai gal. Gali drošti. Bet pirmadienis į mokyklą. Į mokyklą. Tai vat, kas čia ką tik buvo, ane? Dabar tokia santrauka. Į 18% įkalnę daugiau nebevažiuosim. Antras dalykas, gerbiami vairuotojai, jeigu yra kažkur nurodyta stop ar kad negalima stovėti, tai tiesiog davai ten ir nestovėkit arba sustokit. Nes viena iš priežasčių, dėl ko dabar dar vis smirda ir jaučiu prikepia mūsų kažkokie stabdžiai, ar sankaba, ar aš nežinau, whatever, yra dėl to, kad ten viršui buvo dafiga su biški mašinų, kurios negalėjo, ten tiesiog realiai geltonas vaflis tas išbraižytas kaip ir Lietuvoje. Tipo, tokia pati tema, tokia pati vieta. Dėl to smirda, kad ten stovėjo eilė krūva mašinų. Antras dalykas, trečias čia dalykas jau. Aš žinau, kad kad yra žiauriai daug galingų fainų mašinų, kurios traukia ir čia vapšiai yra easy ir no problem. Bet jeigu jūs matot mašiną, kuriai turbūt yra problem, gal tu neprivažiuok man prie subinės lempų per tiek. Iš mūsų galo buvo, man rods, Audi. Ta prasme, kur aš į galinį veidrodėlį pasižiūrėjau ir ten buvo tiek mažai vietos, dėl ko aš tą rankinį uždrožus iki galo laikau, tam, kad neįvažiuot į prabangę Audi iš nugaros. Aš žinau, kad tai Audi nėra ką veikti, bet mums yra ką veikti. Čia trečias momentas. Ketvirtas momentas, dar mumis visi užpypsino, kai su avariniu bandžiau stumtis atbulom, tiesiog pypsino, tiesiog nieks nesustojo ir pypsino, tiesiog ant 5 km/h bandau stumtis atbulom, kad nebeblokuot sankryžos, nes mes ten pristojom realiai taip įdomiai to pirmų momentų. Kai tik sustojau, nes tiesiog užsmirdo mašiną ir aš nesupratau, iš kur jinai pradėjo smirdėti, dėl to aš ten ją ir sustabdžiau. Ir mes tai buvom biški nelabai fainiai vidurys, ne vidurys sankryžos, bet tipo. Aš bandau iš ten pasiraukti, jie pypsina. Su avariniu, su viskuo aplinkui smirda, jie pypsina, man net neleidžia pasitraukti. Tai biški, ble, intalam reiktų pakantumo lašelio, biški kažkokių smegenų. Aš jau nešneku šiaip, kad jie spaudžia
po kalnus važinėjant fūros, šiandien spaudžia prie nugaros, va tiek prisilipinę, ta prasme, nuo pakalnės ten važiuoja per tiek, nuo galo mašinos. Porą momentų aš tiesiog sustojau ir praleidau, tipo, nes aš nevarysiu ant posūkio ant 70, ant serpantinų, nebuvo tokių serpantinų, tokie slėniais važiavam labiau. Nevarysiu 7 dėl to, kad tu ten kažkur leki, kad man daužytų spintelės, kristų podeliai ir taip toliau, tai man tiesiog paprašiau pasitraukti. Lenkia per dvigubas ištisinės, taškos, daužos, vairuoja hebra tai bele ką, bet dar nekomplaininau, nesiskundžiau iki šiandien, bet po šito man dabar trūko plionkė, tai vat išdėjau, ką aš galvoju apie italus ir apie jų vairavimą paskutinės, jau kiek mes čia 2 savaitės grubiai. Žiauru yra žiauru. Ir va šitą situaciją, ta prasme, užtvirtina mano žodžius jaučiu. Tikrai žiauriai blogai galėjo baigti, ne tai, kad baigtis, bet, aišku, ten būčiau laikius ant to rankinio, Gabrielė galbūt kokius kaladukus padėjus iš galo, taip toliau, tipo, gal ir nereikėjo į tą 18 važiuoti, bet kaip ir viskas okei buvo, ta mašina, aš net pilno gazo nespaudžiau, ta mašina riedėjo į tą kalną, bet tiesiog, kad jie stovėjo, vat gaila, peržiūrėjau dabar videkus, galvoju, ar ten matęs, kad ten nebuvo galima stovėti. Kažkiek gal matęs, pabandysim parodyti tai, bet ten buvo stop ženklai ir negalima stovėti. Ir tiesiog chill, seni, cigarą rūkom, pageriam vienodai iš viso. Tai, žinokit, wow. Dabar persižiūrėsiu savo maršrutus dar labiau, kur važiuojam. Ir sorry, bet man gaila yra šitaip mašiną gadinti ir šitaip naujus stabdžius sudėtus diskus drožti, sankabą drožti, tipo, savo stresą keltis, nes aš tikrai mašiną jau žiauriai sunkiai ištempė tikrai. Ir tą rankinį laikiau, tiesiog viskas drožės. Tai ačiū Dievui, kad gerai baigės. Dar biški kažkas smirda, jaučiu, jau kalbėjau su tėčiu, tai liktais, palei kvapą, palei viską. Kaladėlės turbūt bus prikepę, stabdžiai prikepę, tiesiog biški gal. Tai, bet žodžiu, ant italų vairavimo, pakantumo, supratimo, nieks ten neturi man nesileisti visur, ar ten whatever, kažką, tai man ten raudoną kilimą tiesti. Bet tiesiog, tipo, tu matai, kad blogai, tu man dar pypsini, kam tu man dar spaudi, važiuoji, tipo. O žinot, kodėl jis sušikta to, tai negalima buvo įvažiuoti. Nes ten jaučiu miestelio šventę. Fejerverkai taško. Čia vaizdas pro mikro šoną. Ta prasme... Sėkmės tau gyvenime, Todi. Sėkmės tau gyvenime. Su ta pakalne ir taip toliau. Bueno. Mes viskas bus bueno tada. Glaudžiamės kažkokioj krypio aikšteliai, biški tokioj lengvoj, nes tiesiog nėra kur važiuoti, o į Todį neįvažiavom, kaip matėte. Tai Todis su fejerverkais tūsinas dabar. Sėkmės tam Todžiui, žinokit, tikrai. Todį čia miesto pavadinimas. Jeigu ką. Nekenčiu tavęs, Todį. Nekenčiu. Aišku, ar ne? Para